Šiame klausime raktiniai žodžiai tai žinoma yra potencinės energijos ir žemės atžvilgiu. Kūnai turi potencinės energijos žemės atžvilgiu, kai jie yra pakelti virš žemės. Kai kamuolys guli ant žemės, jis nepakeltas virš žemės, kai guli šalia futbolininko nepakeltas, rieda nepakeltas, vienintelis, kada jis pakeltas, yra ore po smūgio ir tai yra teisingas atsakymas. Jeigu įdomu, kaip tai atrodytų pažiūrėjus per formulę, tai potencinės energijos formulė yra mgh, masė visais 4 atvejais yra ta pati, nes tai yra tiesiog kamuolio masė, g visada tas pats, 9,8, skiriasi tik tai h. Jeigu čia yra žemė, o čia futbolo kamuolys, h yra štai šitas atstumas. Jį, sakykime, 2 metrai, jį įstatytume į formulės ir gautume kažkokią potencinę energiją. Vadinasi, potencinės energijos turi. Jeigu kamuolys būtų pastatytas ant žemės, h būtų lygus 0 ir tada visa potencinė energija irgi lygi 0, tai tada ir sakytume, kad kamuolys neturi potencinės energijos žemės atžvilgiu.